Mūsų pacientų sveikatos kelionė prasideda nuo šilto pasitikimo ir profesionalių konsultacijų. Sveikiname atvykus į atsinaujinusią Antakalnio poliklinikos registratūrą. Antakalnio poliklinika man pirmiausia yra apie žmonės. Apie žmonės, kurie dirba įstaigoje ir apie mūsų pacientus, kuriais mes rūpinamės. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mano komanda turės puikias ir kokybiškas darbo sąlygas, o kada darbuotojas jas turi, gali visą savo dėmesį skirti mūsų pacientų aptarnavimui. Taip atsitiko, kad mes tuo pačiu metu atsinaujiname tiek išorėje, tiek viduje. Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe parengėme ir diegiame veiklos vykdymo standartą. Tai puikia galimybė dar kartą peržvelgti savo vertybės, garsiai įsivardinti, kokias paslaugas norime teikti pacientams. Ir aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad šis kompleksinis atsinaujinimas ir tikrai reikšmingas kokybinis pokytis liks įvertintas mūsų pacientų ir mūsų darbuotojų. Atvykus šiandien į registratūrą pirmą kartą ir maloniai buvom nustebintos. Tai yra jauku, švaru, kvepia maloniais dažais. Kai pacientai ateis į mūsų polikliniką, jie taip pat bus ir nustebinti, ir pradžiuginti, nes juos sutiks šviesa ir mes pasipuošusios ir pati registratūra tikrai pasipuošusim. Mes tikrai džiaugiamės atnaujinta registratūra, tikrai matosi daug darbo, pokyčių, pastangų, taigi laukiame mūsų pacientų. Galvoju, kad pacientams turi labai patikti mūsų nauja registratūra, nes tos spalvos ir jaukumas tikrai pasitarnaus jiems ilgai. Sveikata šiandien neatsiejama nuo inovatyvių sprendimų bei technikos naujovių. Šį rudenį Antakalnio poliklinika pacientams pristato naują, modernią kompiuterinio tomografo paslaugą. Esame naujoje Antakalnio poliklinikos patalpoje, nesenai suremontuotoje. Ši patalpa skirta teikti kompiuterinio tomografo paslaugas. Paslauga itin svarbi mums tuo, kad Antakalnio poliklinika jau šiuo metu teikia kompleksinės įvairių krypčių specialistų paslaugas ir šis naujas tyrimas mums padės pagerinti savo diagnostinės priemonės ir galimybės. Tai reiškia, kad pacientas atėjęs pas mus į Antakalnio polikliniką vienoje vietoje galės gauti tiek gydytojo pirminę konsultaciją, tiek diagnostinį tyrimą, tiek aprašymą ir įvertinimą ir jam reikalingą tolimesnį gydymą. Kompiuterinis tomografas yra pažangi diagnostinė technologija, todėl jos planavimas prasideda jau prieš pirmąjį pacientą. Visų pirma, tai yra planuojamos patalpos, tada patalpos yra švinuojamos tam, kad visa jonizuojanti spinduliuotė liktų toje patalpoje, kur yra aparatas ir nesklistų už kabineto ribų. Pirmą kartą įjungus kompiuterinį tomografą yra atliekami matavimai tam, kad įsitikintume, jog visos apsaugos yra sumontuotos tinkamai ir kad jonizuojanti spinduliuotė neviršė ribinių normų, kurios yra nustatytos teisės aktais. Trumpai tariant, kompiuterinis tomografas yra saugi, tiksli įranga, kuri yra sukurta tam, kad maksimaliai apsaugotų tiek dirbantį žmogų, tiek pacientą. Įstaigoje turint tokį modernų aparatą išplečia beprotiškai diagnostinės galimybės. Šiuolaikiniai medicinoje diagnostiniai srity vaizdiniai tyrimai tokie kaip kompiuterinis tomografas neatsiejama sveikatos priežiūros sistemos dalis. Antakalnio poliklinika. Su jumis sveikam gyvenimui.